važiuojam pasižiūrėti Audi A4 juodo universalo su lėtais diskais, 1.9 dizeliukas, 2-3 metų. Biški, sakė, purtosi variklis ir liktai dešiniai pusėje lempas nešviečia, nei posūkis, nei lempa. Tai labai stipriai lyja už lauko, dulksna tokia nesmagi, tai pabandysim kažką nufilmuoti. Tai susitinkam prie Audi. Jau pirmą rūdį matom ant bagažinės. Prožektoriai gerai būtų buvę turėti. Tai bandom biškį pasišviesti. Yra va, vis tiek tokių smulkių rūdelių. Nu, kolegas lenkščius moki tikrinti, ar yra surūdyje. Nu, taip pat šipinėk su vieną ranką. Ai, taip, su pirštais, man rodė, reikia krapštyti. Čia plasmasinė dėti. Tokių metų mašina. Lempas tai iš vidaus ant smėlio ar druskos prikritę. Mačiau. Gerai. Tak. Vairiukas toks. Tuol nesivažinėjai ir senai tepalai keisti. Gal, bet nelabai švėlė. Gal purkštukų. Nebeturi ūpo, kaip sakant. Ai, čia kas šviečia. Jo. Ir įmes tą. Įmeta iš karto. Lepa, nežinau daug. O šviesa nešviečia, sakei, dešinę, ne? Jo, ten vis. Tai nei ilgoji, nei trumpoji. Nešviečia, ne? Ir posūkis, ne? Posparnis. Taip, drebulis yra, bet galėčiau spėti, kad pagalvė, bet negali viską ant pagalvės nurašyti, nes taigi čia kai šviečia. Gan įtartinai labai greitai. Ai, jis nesenai važiavęs. Aš užgesau. Bet gal kažkaip plaukai netelpa. Ant apsukų toks yra. Kas jie yra, negaliu pasakyti. 461 kilometro. Purkštukas tai kaip minimum turėtų būti. Nu gerai, tada apsižiūrėjom, jeigu ką, duok žinoti, jeigu nuomonė nepasikeis. Vis tiek reikia iškrausti tarą, kimėtos. Ne, tai taras mums tinka. 500 plus tarą. Tai vaikai prisiduos vaikams, atsaldainičiai. Pasirodo, be reikalo nuvažiavom pasižiūrėti Audinę, nes žmogus norėjo parduoti, tiesiog sakė, tą dieną negali parduoti. Lizingą norėjo pasimti kitai mašinai, tai tikriausiai važiuoja su tokia mašina, važiuos tol, kol važiuos. Tai nebeskambino, nebesiūlė ją pasimti, kaip ir buvom sutarę už 500 berods. Tai gal ir gerai, nes darbo yra, laiko mažai, bet manau greitai tai pakeisiu, kad laiko daugiau būtų tiem darbam ir manau tada jau galbūt kiekvieną savaitę tikrai turėsim video medžiagą kažkokią. O dabar judame toliau, žiūrim, ką turim. Grįžau prie Reniuko,
turi vis dar šviečiančias lempas. Šiuo metu mašina yra neužrakinta, bet šviesos išjungtos. Degimo kaip ir nėra iš dalies, bet lempa šviečia. Turiu naują diagnostiką, kai išmoksiu ją naudotis, tai manau atjungsiu aš tas lempas. Prisijungiau dėl to, nes mes keisim šitam Renault'ui termostatą, o ne termostato gumytę. Todėl, kad termostatas buvo tiesiog pigesnis su gumyte. Kadangi leidavo per šitą vietą termostato, dirbant varikliu, bent jau matydavosi tamsi dėmė, kad šlampa. Tai tiesiog pakeisiu šitą termostatą ir jeigu pavyks sutvarkyti, mes pamatysim, ar susitvarkė ar ne. Aišku, žinoma, pirmą reikia sutvarkyti mašiną, kad užsivestų. Tai dar prie to pačio gal yra žinančių, kodėl nebeprašo atidarius duris, kad įdėti kortelę į mašiną. Nusprendžiau spidometrą vėl iš naujo žiūrėti ir pastebėjau, kad kur ekraniukas yra, buvau užlankstęs šios dantukus. Tai dabar ištiesinau, bandysiu gražiai įdėti ir žiūrėsiu, ar kažkas pasikeis. Renault pagaliau pavyko užvesti, o ką aš dariau? Tiesiog čia biškį fiškė laidus pastūmiau. Tai prie tos dėžutės dar greičiausiai teks grįžti. Atrodo, variklis kaip ir gerai dirba, bet dabar vėl pradeda kaprizoti. Šiaip reikėtų visą bardaką susirinkti ir pabandyti su ją išvažiuoti, nes va, aš čia beje ieškodamas problemų tiek, va, čia prisidariau savo darbą. Čia irgi išardyta. Tai rodo, kad yra BS klaida, priešrūkinės rodo, daug kas čia šviečia. Tai dabar Renault'as gali įvažiuoti, išvažiuoti iš garažo, tai aš belekada galiu dabar vietą atlaisinti. Tai manau, aš jį biškį į šoną, nes noriu pažiūrėti Tauraną, kad Tauranas pradėtų važiuoti ir į prekybą, o prie Renault'o tikrai grįšim. Padirbėsim čia su laidais, nes manau, čia yra problema. Tiesiog paimsiu nuo kitos mašinos, kur buvo visas fiškės, perlytos su laidus jaučiu ir sudėsiu į tą mašiną. Ir tikiuosi, kad bus viskas gerai ir šviesas nebešvies, kai užrakinta mašina. Ir klaidos, man rodos, vieną kitą šviečia dėl blogo kontakto fiškės. Reikės dar užsakyti naują pakėlėją lango. Bet ir padangas dar padangas reikia permontuoti, nebent mes sulauksim vasaros, bet aš to nenoriu. Biškai čia dabar negražiai taip dirba, gal jis turi išsidirbti. Parodysiu, kaip perikupai remontuoja stiklų pakėlėjus, tai dar pamatysim greitai kadre. Parodysiu, kaip truputį pinigėlį sutaupyti, bet aš čia darau laikinai. Kai kurie perikupai būna tai padaro pardavimui gal netgi. Tai turiu porą pagaliukų, kurie tilptų čia normaliai. Įkišim, kad stiklas susifiksuotų maždaug taip. Tai kas labai jau taupo, galite irgi tą patį pasidaryti savo. Kažkiek laiko važinėti ar visam. Aš čia norėsiu į lauką išvežti, tai dėl to aš čia taip darau. Tai stiklas, va, viskas nebesistumia apačion, tai realiai jis neatsidarys. Gali nebent jisai iškristi, jeigu kažkur per duobes važiuočiau, labai jau purtytų, tai aišku tokiu atveju gerai būtų juos susitvirtinti, kad jie nepabėgtų, kad nevaikščiotų, gal net į apačią įdėti irgi bruselius, kad nuo vieno kampo iki šito kampo, paskui vėl nuo medžio iki kito kampo, kad turėtų būtų atsirėmę ir nevaikščiotų, kaip dabar va, realiai iššoka. Tai
man tiek užteks, nes aš mašiną laikysiu, išvarysiu iš garažo, kad tauraną greičiausiai sutvarkyti. Tai truputį, kad pastovėtų lauke, nes truputį pabodo. Tai skydelį vėl tenais prie priešrūką šviečia, netgi diržą šviečia, tai eisiu čionais, manau rytoj. Čia eisiu per tos laidus, pabandysiu tos laidus perlėtuot. Tikrai nežinau, ar čia yra problema. Gal tiesiog reikėtų spidometrą nupirkti kitą, galbūt spidometras kaltas, bet aš to nežinau. Tai čia va turi tą problemą. Šviečia tos lemputės, bet spidometras kitas tai nėra bloga idėja, nes realiai galvoju, aš čia belė ko esu jau pridaręs, tai gal tikrai spidometrą kitą įdėti ir žinočiau, ar tikrai čia buvo spidometro klaida, ar reikia ieškoti laidose. Esu prie senojo projekto Ford Mondeo, tai reikia magui kodo. Tai pagaliau pavyko ištraukti. Mano magelis štai čia. Tai buvo reikiami įrankiai ištraukti. Viską, čia ne prie to pačio. Tai tiesiog jau atsibodo man laiką gaišti ir tiesiog plėšiau laukant šitą magą, tai jau dėja. Ką dabar daryti? Vėl pinigus leisti? Kažkaip nesinori. Bet faktas, aišku, aš pirmą įsitraukiau iš donoro šitą. Tai matau, lyg tai ir kodas yra užrašytas čia, bet nelabai skaitau, lyg tai 1482. Tai pajungsiu, pabandysiu, nereikės per programėlę generuoti. O jeigu kas nežino, kaip Fordui gauti kodą magų, tiesiog parsisiunčiat programėlę iš Google Play ir įvedat M039969. Tai čia yra serijos numeris šitoje vietoje, 7-ženklis. Ir galit patikrinti, ar tikrai buvo šito mago kodas 1482. Tai šį čia užrašytas, o aš dedu ir bandau. Teko man pačiam pasinaudoti programėlę, tai naujas kodas kaip ir 3971 turi būti. Tai dabar įvedam 3971. Tai programėlė veikia. Tai realiai tiesiog Google parduotuvė ir realiai Ford kodas mago ir rasit. Kaip greitai išvalyti šitą bagažinę. Toj parodysiu. Štai ir švaru. O kaip man tai pavyko? Tiesiog purvino padėjau čia. Tai gerai turėti donorą. Tai važiuoju pasižiūrėti dvi Audikės. Man rodos, Audi Kretingui. Vien Audi Kretingui. Buvom prieš tai, ką tik Audi žiūrėjom. Tai nepavyko tos Audi nupirkti, nes tikriausiai pinigėlių negavo naujai mašinai. Tai dabar važiuojam vėl žiūrėti dvi Audės. Tai Audi A6 C5, 2,5 variklis, mechaninė, vėjukas nepučia ir technikinis iki kovo 3. Tai čia eina į komplektą greičiausiai, atskirai net neparduos. Ir Audi A4 B7. Tenais truputį audelė skęsta, tai matot, koks laukia oras, lyja, tai sakė, jinai skęsta. Tai turi 15 cm vandens, lyg tai gale sakė, 1.9 S-Line'as, dizeliukas ir automatas. Tai yra ką veikti, važiuojam pasižiūrėti. Kol kas kaina 1500 už abi, tai tikėkimės geras dylas bus. Tai mes jau lekiam. Taip, tos dvi audelės palas su ta yra, kad vėjukas nepučia, ne? Jo, jisai veikia, bet jisai papučia, po to nepučia, po to vėl pučia, nu taip, cirkuliuoja. Čia tas ežys vadinamas greičiausiai bus sugeręs. Kas jai dar blogai? Kas dar blogai? Neskaitant, kad technikinis. Važiuoklė, ne? Važiuoklė bilda, jo. Opa, o! Lubos, dar lubos. Lubos. Bagažinės dangtis nesilaiko tie. Amortizatorius, ne? Jo, čia yra pakeisti ir gali pilna vandens.
Priekį ir gale? Priekį yra po kilimo galė, tai va ir šitai plaukia čia. Oi, atsiprašau. Jo, oba. Šlepia. O elektronika dar veikia? Nu viskas kol kas veikia. Nes, nu žinai, vanduo savo daro. Jo. O kaip dėžė važiuoja normaliai? Jo, dėžė gražiai veikia. Taip, per lietų taip. Taip, čia tuos rūdis, ne? Čia priekį sparnai abudu. Abudu, ne? Aha. Abudu. Tos durelės esi keitęs, ne? Jo, nes čia buvo tėvas važiavo. Jūro biškį atsirėmė ir po to nepataikė spalvą. O atrodo juoda, kaip galima nepataikyti, ne? Nu, atspalvių yra visai. Dangtelius turi ar ne? Ne. Nėra. Padangus čia yra sezoną tik važiuotas. Naujas praktiškai. Priekiniai diskai. Bagažiniai vandens nėra. Nu, atrodo, kad nėra. Nesimato. Bet per dangtį būna, va, kai pradeda lyti, pakeliu, žinai, ir bėga jau. Dėl to ir lempas kartais rodo, kad tai veikia, tai neveikia, o apšvietimas numerį irgi neveikia. Čia tų rudelių. Biškį rasuoja. Rudelių daug kur turi jisai. Yra. O kiek laiko turėjęs? Šitą vadinio turi berods 6 metus, visą laiką važinėjau. Buvo tik tai originaliai 2.03 motoras, o tada jis užlinko ir įdėt 1.996. Tai aš ir galvojau, kažkaip tai liktai daugiau jie būna liktai 2 litrai. Karbonai biški. Liukas. Kokia istorija buvo, sakei? Ko? Čia girdėjau krak. Čia dėl bamperio, nes kitos spalvos irgi yra panašios kaip durelės. Panašiai kaip durelės, ne? Aha. O parkai veikia priekiniai? Ne, čia parkų nėra iš viso. Nėra parkų, ne? Štai bamperio parkas yra. Tiek, kad geriau atrodo. Lampa paklijuota. Taip, į priekį gavęs, į šoną gavęs, ne? Nu, į priekį jis čia tik tai, sakau, buvo ant šulinio dangčio užvažiuota ir buvo, atsilenkė. Ir kondicionieriaus tą kažkokį vamzdelį kažkur prakirto ir nebepučia. Kas čia? Rakelį yra? Yra. Pasivažiuosim su tą gal pradžiai. Tik tai aš sakau, šitą galime užsivesti. Akumuliatorius. Jo, šitą gali būti. Nu, tai čia yra motociklinis, raktai to. Tai tada važiuojam pirmą su tą. Jeigu jau taip. Tikras traktorius. Jo. Kad tai 2,5 visi tokie traktoriniai. Bandau nusileis, kad lubų nesiekti. Ne, prisiartinsiu. Nėra taip, kad... Tai čia guli ar ką čia veikia? Ne, aš vis laik pristraukiu, man kojas turi būti arčiau. Man tik tai kaip... šukuosinas negadinti. O, skydelis normaliai atsigavo, tai giržas. Važiuoti, viskas normaliai. Čia Jo, žiūrėk, jūs abidvi važiuoja viskas normaliai. kairioji pusė tik barška, ne? Nelabai, bet suprantu, bijau čia sustoti. Ne kvatrą, ne? Ne. Nei ta. Dabar kvatrą imsit, nes šitas kelias toks. Na jau, čia džipą reikia tokį kelią. Kondicionierius veikia, neveikia? Čia tiesiog taip klausiu. Ne. O pas tą? Pas tą jisai veikia, tik sakau, yra vamzdelis kažkur pramuštas ir išleido freoną. Tai dabar tą mašiną, žinai? Realiai visuma dar tą, o naują dalį.
Wow. Nu, pažiūrim, kaip Audi telešloja. Tuojas aipšiau reikia pakelti, nes šlapi. Nupirkom abi Audelės, tai dabar važiuoju, pečiukas karts nuo karto pučia, bet stiklas normaliai, viskas matosi. Tai už abi sumokėjom 1250 eurų, tai dabar grįšiu į aikštelę, laikinai pastatysiu, greit sufotografuosiu, iš karto į Instagramą įdėsiu tokias, kokios yra. Ir jeigu neparsiduos, iš karto kipsim į darbus, ne iš karto kipsim į darbus, o kai atsilaisvins eilė, kipsim į darbus. Šiaip nuo kito mėnesio vidurio, manau, greičiau viską pradėsiu daryti, nes turėsiu daugiau laiko. Tai kai turėsiu daugiau laiko, daugiau viską mes pamatysim. Tai gal daugiau nebepraleisim serijų. Pasaulyje aš šį pastebėjau defektą, neskaitant immobilizerio klaidos, bet mašina užsiveda, bet mes jau važiuojam beveik 20 km. Tai temperatūros rodiklė kaip ant 60, taip ant 60, nieko nekyla, tik tai tepalo temperatūra truputį kyla. Dabar turiu pietų laiką, atvažiavau į Transkoną, labai greitai pakvietė mašiną įvaryti į vidų, tai atvažiavau su Audi A6, ten iki kovo 3 technikinis galioja, tai dabar gausiu baltą lapą, nes tikrai barška mašina, jau bandant, testuojant barškėjo. Tai žiūrėsiu, kiek kainuos detalės, bandysim tvarkyti ir tikiuosi daugiau uždirbti su technikiniu, negu būčiau pardavęs be technikinės. Tai tikrai nemažai prirašė, tai į vieną pusę netilpo, parašė ir antrą pusę, bet antroji pusė jau kaip ir nedideli trūkumai, tai priekį dideli trūkumai. Man viską suvardino, labai baisiai daug neatrodo, bet prirašyta labai daug, tai realiai gal dabar neskaitysiu, tiesiog detalės, kai susipirksiu ir kažką, kai darysiu, kažką remontuosiu, keisiu ir netgi parodysiu, keli trūkumai įsibrauks nuo tam tikros vietos pakeitimo, nes šiaip ir priešrūkiniai ten yra vienas nešviečia, kitas aukščiau šviečia, tai mes juos tiesiog pašalinsim sekančiam technikiniui, tai čia jau pinigai susitaupo, tiek darbas, dar netgi yra kas neįrašyta čia, ką aš keisiu, nes purkštukai praleidžia saliarką ir tai pakeisiu purkštukų varinės tas šaibikės ir gumikės. Realiai nebuvau priėjęs pasižiūrėti, bet bandysiu tai užsisakyti iš karto. Jeigu kažko rimčiau nereikės, tada iš karto ir keisiu. Tai norėjau greitai šiandien vakare po darbo visą tai padaryti, bet manau mes grįšim čia šeštadienį. Šeštadienį. Oba. Gal šeštadienį ir nespėsiu. Nu, matysim. Bet reikia iki šeštadienio, nes sekmadienį baigėsi technikinės galiojimo laikas. Renukui ką tik pakeičiau spidometrą, gavau nesenai atsiuntę. Matau, kad lemputės nešviečia. Tai dabar bandysim į vidų įeiti ir pažiūrėsim, kiek dabar kilometrų turi. Kažkaip mašinytė įdomiai rodo. Nu gal taip ir turi būti. Tai 282 000 kilometrų, tai netiesa, pas ją yra daug mažiau. Kilometrų aš tai tikrai neatsukinėsiu ir paliksiu taip, kaip yra. Aišku, bus sunkiau parduoti gal su tokiu spidometru. Dar greit užmesiu akį, kiek buvo prieš tai. Tikra rida jos yra 187 000, tai beveik 100 000 yra mažiau negu rodo naujas spidometras. Visai pamiršau parodyti Audi, viską nurinkau, tai ką aš noriu pasakyti, tai garažas vėl skęsta, bet garažas skęsta ne dėl lietaus, o išleidom vandenuką šiandien. Labai norėjau parodyti, kiek čia to vandenuko buvo, nu kažkas tokio buvo, tai bet buvom apsiėmę šitą bloką, tai teko čia tiek nusirdyti, kad kilimą išimti. Tai blokas šitas, bandysiu ieškoti pagal kodą, tikiuosi programuoti nieko nereikia. Iš jo
dar vanduo bėga. Tai nemanau, kad jį pavyks atgaivinti, nebent sužinosiu, kiek kainuoja ir tada jau tikriausiai bandysiu gaivinti. Kilimuką padėjau čia džiūtant mašinas, čia labiausiai šlapia, man rodos, dešinė pusė buvo. Paskiau vis tiek reikės išvalyti jį. Tai dar žiūriu, žada įsikurti liepsnelę prieš man išvažiuojant iš namo. Tai biški padžius. Buvo planas su Audelė važiuoti ryti į darbą, prasivažiuoti, pabandyti vandens užpilti, paieškoti per kur bėga. Bet kadangi pamačiau šitą bloką tokį baisiai šlapę, tai nusprendžiau nevažiuoti su ja ir nepalikti šiandien čia Audi A6. Norėjau irgi nusiardyti daug važiuoklės dalių, pasižiūrėti, kas blogai. Parašė lankstai, kad yra blogi, o realiai ne visi blogi, tai bandysiu nusiardyti visą važiuoklę ir pasižiūrėti, kurios blogos, kurios ne, ir keisim tas, kurios blogos yra, jaučiu. O blogiausia atveju imsim visą lankstų komplektą ir keisiu visą lankstų komplektą, bet pradžiai pasižiūrėti reikia. Tai šiandien gana, važiuoju namo, prie Audelės grįšim. Mašinų netrūksta, turiu, tik tai laiko trūksta dar kol kas, tai po darbų dabar važiuoju iki servizo, o į servizą važiuoju pažiūrėti Volvo S60 2 litrų 120 kW. Automatinė ar mechaninė tiksliai nežinau dėžė, variklio defektas, nutrūko dirželis ir dabar parduoda žmogus. Tikriausiai paskaičiavo, kad per brangiai remontas kainuoja, tai truputį pabandysiu įsiaiškinti, kokia situacija, ką meistrai nustatė, kiek jie pinigų pasakė. Tai žiūrim Volvo. Tai Volvikė. Buvo baisinė vieta, prieš kokį 10 tūkstančių yra netgi tai greičių dėžiai per tą valymą, kur per tą aparatą išvalo. Ai, pakeisti tepalai, ne? Viskas keičiama, viskas daroma, buvo mylėta, dar ilgai ir laimingai važiuoti žadėjom. O tai tiesiog nepasikeitėt generatoriaus dirželio, ar... Pakeis buvo, greičiausiai sako, kad generatorius sustoja, ar kas ten... Kompresorius, kondicionierius greičiausiai. Aš nežinau, aš ne techniks, o gali... Labą dieną. O, gal bėdų papasakosi daugiau man. Kad geriau žinau. O, viskas nuimta, ne? Tai... Kokia diagnozė? Kaputą, ne? Viskas jau. Galvą sudaužė. Galvą visą sudaužė. Na, aišku, ką čia norėt. Tai va, kaip gerai. Nei pačiam ardyti, nieko, jau viskas matyti. Ir pusę darbo padaryti. Žiūrėjom, viskas keičiama, buvo lemba. Tik, kad daug tepalų apsivaręs jisai visas. Kokia nelaimė šuo, nesiseka lemba. Ai, su šitą nesiseka? O tai kas dar nesisekė su juo? Ne, tiesiog, kaip nesisek, vis sekas tiesiog. Akumuliatorius visiškai naus. Prieš kokį mėnesį 300 eurų kainavo, dar netgi garantinių turėčiau, jeigu reikėtų. 300 eurų. Jo, čia geras akumuliatorius. Tu, kad 160 rašyta. Kas 160? Kaina. Na, galbūt. Aš turiu visų čekį. Ne, viskas tvarkoj, gerai. Aš galiu netgi duoti su kažkaip garantiniu. 300 man daugokai už akumuliatorių. Purkštukai viskas yra, ne, bagažiniai? Taip, yra purkštukai. Aš šituos išsirankiusiu tada, kai kažką, jeigu norėsit. Aš visokias vaistinės. Tai tokius dalykus galit palikti. Čia mes kartais sakom, buvo vieną kartą galę pilną taros pridės, sakom, gali tarą palikti. Tai yra ir taros biškė. Ir taras, o tai gerai liuks. Tak, gerai, pravažiuoti su ja neišeis, aš kiek suprantu, ne? Abejoju, nebent moku. Ne, to labiau automatinės, tikrai ne. Taip, dabar... Paimti ant troso galima ją, ar ne? Nu, nelabai automatas. Šitais yra galinė kamera, priekinė. Aha. O čia originalas kamera priekinė? Jo, viskas originalų, nieko nebuvo. O tai kodėl neįdėjot? Todėl, kad parsivežė man į priekis buvo muštas. A. Ir nebuvo ir nekeitė. Aha, supratau. Yra vaizdo registratorius, jeigu... Gerai. Nes šiaip man nebereikės. Tas gerai. Keitelis yra originalus. Aha, gerai, irgi. Čia tokie kėbalo biški.
Ai, čia buvo tie ledai įdėti, ne? Ne? Nebuvo, man atrodo, čia tokia plasmasė buvo. O gal ir buvo? Aš kai nusipirkau, nebuvo. Ai, tai tu atskirai bamperį pirkai tikriausiai. Jo, kai keitė, kitą bamperį dėjo. Tai jau buvo išpjauti. Jo, skaudė. Kažkas buvo darė jau kažką. O tai diržą kitą uždėjot? Ar nenutraukėt to? Tik peršoko? Sugrįžau prie Volvo truputį. Tai defektai dar čia. Galvoju užsakyti iš AliExpress naują, nes čia skylė yra ledui padaryta. Kažkada buvo daužtas biškį į priekį. Čia yra sparnas, turi tokių pažeidimų nuo senatvės. Durelis irgi biškį turi korozijos. Ir kapotas čia turi tokį palenkimą. Atrodo daugiau iš kėbulo, kaip ir nieko nemačiau. Čia toks defektėlis. Šiaip turėtų keilėse suveikti, bet nesuveikia. Pamiršau jums parodyti, kaip vidus atrodo. Tai vidus atrodo štai tai. Memory sėdynės. Nėra baisiai ištrintos. Turi akląją zoną. Rodo, kad vandens per mažai. Vairas netrodo nutrintas, ženkliukas tebėra mėlynas. Liuką turim. Automatas, linijų palaikymas, atstumų palaikymas. Tas blicas, aš kiek suprantu, kad šonas. Galinę kamerą turim. Turim priekinę kamerą, kurią dar reikės įmontuoti. Ir turim originalų pultelį kažkokį. Pirmą kartą tokį daiktą matau. Ar jisai tikrai yra reikalingas, kai tu vairuoji ir ar čia junginėt, ar čia junginėt. Nežinau. Pažiūrėkim variklio skyrį iš arčiau. Padangos yra 23 metų 26 savaitės guma. Tai naujos padangos. Diskai neįtin kažką gerai atrodo. Norėtųsi gražių. Čia irgi navarotų. Šiaip sakė ir skydelį čia ant stiklo užsidega, kai ten kažkaip per arti priartėjai. Už ją sumokėjau 2500 €, tai dabar šio momentu nuskaičiuojam būtent tiek. Turim tokią sąmatą ant jos kol kas. Ir akumuliatorius, kurį minėjo, kad pirko už 300 €, čia kaina uždėta 160 €. Tai aš nieko nesakau, start stop kažkoks. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.